Urveliuose ir urvuose gyvena ar bent jau kartkartėmis jais naudojasi nemažai mūsų krašto žinduolių. Pelės ir pelėnai, kirstukai, kurmiai, bebrai, ondatros ir beveik visi plėšrieji žvėrys. Keliaudamas laukais ar miškais, žolių brūzgynuose ar miško paklotėje, vargiai pastebėsi pelių, pelėnų ar kirstukų urvelius. Jie tokie mažyčiai, o kartais ir visai neįžiūrimi. Tik kurmiai savo urvelius išduoda pievose ar ganyklose, suversdami iš toli matomus kurmiarausius. Bebrų ir ondatrų urvų taip pat neišvysi. Jie slypi po vandeniu ir tik šiam nuslūgus paaiškėja, kad juose kažkas gyveno. O štai miškuose ir laukuose esančiuose urvuose šeimininkauja plėšrieji žinduoliai. Stambieji mūsų plėšrūnai, rudieji lokiai, vilkai ir lūšys urvus rausia retai. Jie mieliau renkasi jau iškastas didelės olas, natūraliai susidariusias ertmes po medžių šaknimis ar išvartomis. Smulkieji plėšrūnai, žebenkštis, šermuonėliai, šeškai, kiaunės ar audinės dažnai naudojasi graužikų urvais. Mėgsta įsikurti ir drevėse, uoksuose, voverių lizduose, inkiluose, akmenų ar šakų krūvose. Taip pat linkę įsitaisyti apleistuose pastatuose ar griuvėsiuose. Na, o tikraisiais urvų gyventojais galime vadinti tik 3 rūšių plėšriuosius žvėris – barsukus, usūrinius šunis ir lapes. Radus miške urvą neretai pagalvojame, kad jame gyvena lapė. Toks įsitikinimas mus lydi nuo vaikystės. Juk barsuką ne kiekvienas yra matęs, dažnas apie jį ne kažin ką ir girdėjęs. Usūrinis šuo, neretai vadinamas mangutu, į mūsų kraštą apskritai atsikraustė tik prieš gerą 100 metų. O štai lapė dažniausia pasakų, padavimų ir eilėraščių veikėja. Be to, ją gali pamatyti šmirinėjančią ne tik užmiestyje, kai kada ir miesto pakrašty ar net pačiame mieste. Gali kilti klausimas, kam lapei reikalingas urvas? Jų gamta ją apdovanojo šiltų kailių, puria uodegą atstojančią šiltą antklodę. Taigi laputė gali miegoti nors ir ant sniego. Iš tikrųjų taip ir yra. Žiemą lapės urvais beveik nesinaudoja. Nebent užkluptų ilgalaikė šlapdriba, darganos ar medžiotojų šunys užvaikytų. Urvas lapėms būtinas tik auginant jauniklius, kurių jos atsiveda nuo 3 iki 8. Lapiukai gimsta akli, bejėgiai ir 1 mėnesį praleidžia urve. Būdami dar pusiau akli, kai žiūri tik judančius daiktus, bet jautriai reaguoja į garsus, jaunikliai dienomis išlenda pasišildyti saulutėje prie urvo angos. Lapiukai auga greitai ir jau po poros savaičių lauke jaučiasi užtikrintai, o tyrinėdami aplinką nukeliauja kelias 10 metrų nuo urvo. Kad išmaitintų vaikus, mama lapė medžioja kone ištisą parą. Net ir vidurdienį ją galima pamatyti skubančią urvo link su 3, 5 ar net 7 pelytėmis nasruose. Jei aptikote olą, kaip žinoti, ar joje gyvena lapė? Lapės olas rausia miškų pakraščiuose, senose įvairios rūšinės sudėties medynuose, atžėlusiose kirtavietėse, krūmynuose, soduose, apleistose sodybvietėse, kalvų ar kanalų šlaituose, taip pat durpynuose ar tiesiog dirvonuojančiuose laukuose. Labai dažnai jos užima barsukų iškastus urvus. Lapių urvio landa dažniausiai būna apskrita, nuo 20 iki 60 cm skersmens, o priešais ją vėduoklės formos iš urvo išmestų žemių krūvelė.
Šalia urvų visada galima rasti grobio atliekų – kaulų, odos gabalėlių, plunksnų, neretai ir išmatų krūvelių. Lapės urvas dažniausiai turi 2 arba 3 landas. Tiek landų žvėreliui reikia, jeigu staiga tektų sprukti iškilus pavojai. Be to, kelios urvo landos praverčia ir lapiukams augant, kai jie žaidžia, gainioja vienas kitą ar skubiai slepiasi gresiant pavojai. Urvais paprastai lapės naudojasi tik augindamos lapiukus. Kitų metų laiku juose dažniausiai nesilanko. Ramiose saugiose vietose esančiuose urvuose jauniklius lapės gali vesti kelerius metus iš eilės. O štai barsukai urvuose praleidžia visą gyvenimą. Urvus jie rausia miškuose, šlaituose, kartais krūmynuose, ganyklose ar net pievose, bet visada arti miško. Barsukai vieninteliai plėšrūnai, kurie įsikuria tik savo iškastuose urvuose. Jų urvai dažniausiai būna pakilios vietos ar šlaito pietvakarinėje pusėje, po medžių šaknimis ar stambiais rieduliais, netoli vandens telkinio. Urvų gylis priklauso nuo gruntinių vandenų lygio ir kartais siekia net 3 metrus. Kasmet barsukų šeimyna rausia vis daugiau urvų, todėl gausėja ir angų. Taip laikui bėgant susidaro labai sudėtingos kelių aukštų urvų kolonijos. Išraustas žemes žvėreliai iš urvo išstumia atbuli viena kryptimi. Taip susidaro takas, kurį iš šonų supa iki 30 cm pločio ir apie 20 cm aukščio pylimas. Kuo toliau nuo angos, tuo pylimas žemesnis, kol galiausiai belieka tik tolygiai išbarstyta žemė. Žemes nuo angos barsukai nustumia net iki 7 metrų. Urvo landos plotis paprastai svyruoja nuo 20 iki 45 cm. Barsukų urvų kolonijos dydis priklauso nuo joje gyvenančių žvėrelių skaičiaus. Šie gyvūnai sudaro monogaminės šeimas ir gyvena grupėmis. Vidutiniškai šeimoje būna 6 suaugę barsukai ir tų metų jaunikliai. Gyvūnų skaičių šeimoje priklauso nuo maisto gausos aplinkinėse teritorijose. Šiltesnio klimato vietovėse barsukai neretai gyvena po vieną ar poromis. Šaltesnio klimato regionuose didelės urvų kolonijos barsukams ypač reikalingos, nes atėjus žiemai žvėreliai geriau apsisaugo nuo šalčio susiburdami draugėn giliai po žeme, kur nepasiekia šalnos. Šeimos galvos pareigas einantis patinas veja šalin svetimus barsukus, kai šie per daug prisiartina prie urvo. Vieni kitus šeimos nariai skiria iš kvapo, kurį skleidžia prakaito liaukos. Kaip žinoti, ar rastame urve gyvena barsukai? Pirmiausia, netoli urvo reikia ieškoti jų išvietės. Negilių, maždaug 15–23 cm pločio ir apie 20 cm gylio duobelių. Jei jose yra išmatų, ypač šviežių, vadinasi būstas gyvenamas. Barsukus išduoda ir praminti takeliai, vedantis iš urvo, o vasarą sumindžiota žolė. Drėgnoje vietovėje galima ieškoti žvėrelių pėdsakų. Dar vertėtų atkreipti dėmesį, ar neišpurvinti ir nesubraižyti prie urvo augantys medžiai, nes barsukai mėgsta rąžytis kaip katės ir draskyti kamienus nagais. Jeigu urvas didelis, stebėti šiuos gyvūnus gali būti sunku, nes jie gali vaikščioti pro kitas angas. Barsukai tikri švaruoliai ir jų urvai labai tvarkingi.
Patalus paprastai jie tvarkosi pavasarį ir rudenį, bet tai gali daryti ir kitų metų laiku. Tvarkydamiesi tėvai išvelka seną sudžiūvusią žolę ir lapus ir pakeičia juos naujais. Per naktį pritempia keliasdešimt gniutulų. Žolę ir lapus gyvūnai pasikiša po smakru ir atbulomis įropoja į urvą. Jau rudenį barsukai pradeda ruoštis žiemos miegui. Daug ėsdami sukaupia didelės riebalų atsargas, reikalingas ilgai miegant, o užėjus šalčiams užmiega. Per įmygį, kuris trunka apie 5 mėnesius, visi gyvybiniai žvėrelių procesai sulėtėja, krinta kūno temperatūra. Atodrėkių metu kartais barsukai išpėdina iš urvo, tačiau neėda. Šiltomis žiemomis gali pradėti klajoti jau nuo vasario mėnesio. Kitas urvų gyventojas, usūrinis šuo, į mūsų kraštą atsikraustė prieš 100 metų žmogaus dėka. Čia jis rado antruosius namus, puikiai pritapo ir dabar gyvena kiekviename didesniame mūsų miške. Usūriniai šunys arba mangutai gyvena tarpumiškiuose arti drėgnų pievų, pelkučių ar upių. Jų slėptuvės gali būti įvairios. Patys urvus labai retai kasa, todėl užima apleistus barsukų, lapių urvus, įsikuria žabų krūvose, medžių išvartuose ar nedideliuose šieno kūgiuose. Usūriniams šunims būdingas iš dalies klajokliškas gyvenimas. Šie gyvūnai aktyvūs naktimis. Išsirengę į medžioklę, dažnai traukia palei pelkes, ežerus, upes, kur gausiau telkiasi varlės, peliniai graužikai, daugiau yra vabzdžių, paukščių kiaušinių ir jauniklių. Kadangi usūriniai šunys patys urvų nekasa, tad ir jų gyvenami urvai per daug nesiskiria nuo kitų. Tvarkydamas urvą, usūrinis šuo žemes išstumia panašiai kaip ir lapė, vėduoklės forma. Jo urvo landos plotis nuo 16 iki 40 cm. Urvas paprastai turi 1-2 landas. Šalia usūrinio šuns urvo visada gausu maisto atliekų, plunksnų, kaulų, netoliese išmatų krūvelės. Suaugusių žvėrių išvietės, duobutės šalia medžių kelmų, šakų krūvų ar žolių kupstų. Jaunikliai išmatas palieka ir visai šalia urvo. Dažniausiai usūriniai šunys jauniklius veda tame pačiame urve, kuriame ir žiemoja. Jie nepaprastai vislūs. Atsiveda nuo 8 iki 10, o neretai net iki 15 jauniklių. Mangučiukai gimsta akli, sveria apie 60 gramų. Mažylius maitina ir prižiūri abu tėvai, todėl mangučiukai sparčiai auga. Suaugę usūriniai šunys besirūpinantys jaunikliais žavi savo energiją. Regis ką tik išnyko miške, o jau po akimirkos grįžta su grobiu nasruose. Mažučiai pūkuoti jaunikliai taip pat trykšta energiją. Kaip ir kiti šuninių šeimos gyvūnai, žaidžia tarpusavyje, ugdo medžioklės įgūdžius. Gausios mangutų šeimynos ilgai urvuose neužsibūna. Jau birželio vakarais pievose galima pastebėti medžiojančius suaugusius usūrinius šunis, kuriuos lydi jaunikliai. Kol tėvai gaudo varles, šuniukai mokosi, nors dažniau dar tik trukdo. Sulaukę 4-5 mėnesių jaunikliai gali gyventi savarankiškai. Tačiau nuo pavojaus ieškodami prieglobsčio vis dar sprunka pas tėvus. Atsiskyrimas nuo tėvų ir savarankiško gyvenimo pradžia jiems tikras iššūkis. Iš didelės vados
brandos paprastai sulaukia ne daugiau kaip pusė mangučiukų. Mangutams, skirtingai nei kitiems šuniniams žvėrims, būdinga žiemos įmygis. Tokia galimybė sutaupyti energijos šaltuoju metu matyt duota pačios gamtos. Mat trumpakojai plėšrūnai gilesniegė Rusijos tolimųjų rytų žiemą nesugebėtų išgyventi, nors ir yra visaėdžiai. Šie gyvūnai nepanyra į labai gilų žiemos miegą. Gali snausti porą savaičių, paskui išeiti maitintis ir vėl sugrįžti į guolį.